I was thinking it's a rather gray, dreary day here in the land of birth, death, old age, and disease. Aš stebėjau, kad dabar mūsų šitoje gimimų ir mirčių žemėje tokia liūdna ir niūri diena. Why don't we all go to another dimension where life is eternal, full of bliss and knowledge? Kodėlgi mums dabar visiems nepasikėlus į visai kitą dimensiją, kur gyvenimas amžinas ir kupinas palaimos. So I brought an airplane today. Todėl aš čia atnešiau specialų lėktuvą jų. This airplane is big enough that we can all fit into it. Ir vietos užteks visiems. And now we're going to take off into another dimension. You ready? Ir nieko nelaukdami mes dabar ir skrisime į kitą dimensiją. Ar pasiruošę? Are you ready? Yes. Just sing after me on the chorus. Tiesiog paskui mane atkartokite. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Gaur Varande. Well, I think the dreary day is now gone. Kur dingo ta baisi diena? No more goodbye dreary day. Now we're in the bliss loka. Viso gero niuri diena, mes dabar esam laimingoj šaly. Harmonium can go. So this Hare Krishna mantra elevates one to a higher plane of consciousness. Taigi, Hare Krishna mantra pakelia žmogų į aukštesnį sąmonės būvį. So what is the science behind this? How does it work? O kaip tai paaiškinti moksliškai? You see, my dear ladies and gentlemen, Brangus ponai ir ponios, you're seated in some bodies right now, jūs dabar sėdite kūnuose, but that's not really you. bet tai kūnai nėra jūs. If you identify with your body, then it's going to be not a very pleasant situation. Jeigu save tapatinsite su kūnu, tai nebus labai gera situacija. Because your body is getting old, Nes jūsų kūnai pasensta, it's getting sick, susirga and it's dying. ir miršta. It's not a very pleasant proposition Ne per geriausias sandėris to get sick and old and die. sirgti ir numirti. But when you realize that you're not your body, Bet kai suprantate, kad nesate šitas kūnas and you have a vehicle which will actually elevate you,
tangibly elevate you beyond your body. Ir netgi turite priemonę, kuri pakelia jūsų sąmonę virš kūno. Namely, this Hare Krishna mantra Būtent that we just šitą chanted. Hare Krishna mantrą, kurią ką tik kartojom. Then you can celebrate all the time. Taigi, tada jūs galite švęsti You can always visą be in laiką. bliss. Visą laiką būti džiaugsme. You can chant Hare Krishna in a group like this, Galite kartoti Hare Krishna tokioj grupėje kaip ši, or you can chant by yourself. arba pats savo vienas. You can sing it with a guitar, Galit groti su gitara, or you can just chant it. Hare is a mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. arba tiesiog kartoti tą mantrą. So in this way, by this, the power of the mantra, you can enter into another dimension of consciousness. Tokiu būdu, mantros dėka, jūs galite patekti į visai kitą sąmonės dimensiją. In other words, you actually are a deathless being. Jūs esate nemirtingos būtybės, You're an eternal youth. amžinai jauni. And the mantra will bring you back to your deathless, eternal, youthful nature. Ir mantra sugrąžins jūs prie jūsų amžinos, nemirtingos prigimties. So we encourage you to chant this Hare Krishna mantra as much as possible. Todėl skatiname jūs kartoti šitą Hare Krishna mantrą kiek įmanoma I daugiau. mean, why suffer? Nes, o kam kentėti? You can taste the bliss every day. Kai kiekvieną dieną galite džiaugtis. Get up in the morning and chant Hare Krishna. Atsikelkit ryte ir kartokit Hare Krishna. On your way to work, you can chant Hare Krishna. Eidami į darbą kartokit Hare Krishna. Some people whistle, you know. Kiti žmonės taip You švilpauja. can chant Hare Krishna instead of whistling. Vietoj to jūs geriau kartokit Hare Krishna. You can chant Hare Krishna while you're taking your shower even. You know, Hare Yeah. Krishna, Hare Krishna, Krishna. Netgi duše jūs galite kartoti Hare Krishna. Because the shower will wash your body Nes dušas plauna tik tai jūsų kūną. and the mantra will wash your consciousness. Bet mantra plauna jūsų sąmonę. Because we have been in the cycle of birth and death for millions of lifetimes. Nes jau milijonus gyvenimų mes sukamėmės gimimų ir mirčių rate. Accumulating so much crud, so much dirt. Ir per tą laiką sukaupiam tiek daug purvo. Just like a mirror, you know, if it's coated with dust, there's no practical value anymore. A mirror, if it gets coated with dust, it has no value. Ir toksai veidrodis, kuris yra pilnai padengtas dulkėmis, jis netlieka savo funkcijos. So the mirror of our minds is now covered with so many layers of dirt. Taigi mūsų sąmonės veidrodis yra padengtas tiek daug sluoksnių dulkių. But this Hare Krishna mantra, it cleans away the dirt. Bet šita Hare Krishna mantra, jinai nuvalo tą purvą. And you'd be amazed what the world looks like when you actually clear away the dirt from your consciousness. Ir jūs nustebsite, kaip atrodys pasaulis nuvalius nuo savo sąmonės šitą purvą. Someone who has advanced himself in spiritual consciousness by chanting this mantra regularly for a period of time, Jeigu žmogus ilgą laiką pažengia, kartodamas Hare Krishna mantrą, their vision of the world is completely different from a person who has not chanted the mantra. jie pasaulį mato visiškai kitaip, lyginant su tuo žmogumi, kuris mantros iš vis nekartoja. Just like somebody who wears glasses, you see. Panašiai, kai kažkas dėvi akinius, If they don't have the glasses on, it's just like a lady here wearing glasses, I see. kaip ponia, jinai turi akinius. Now, if you take off your glasses, everything's out of focus, isn't it? Jeigu jūs juos nusimtumėt, viskas būtų neryšku. Isn't it? If out of focus, Ar taip? yes. So the glasses help her to see things clearly. You see. Taigi, akiniai jums padeda daiktus matyti aiškiai. So spiritually speaking, all of us are out of focus right now. We're all we see is a blur. We don't really see the reality. Taigi, dvasiškai kalbant, mes visi dabar matome iškreiptą realybę. But this mantra is like when you chant, it's like putting a pair of spiritual glasses on where you can see things as they really are. Bet mantra yra kaip dvasiniai akiniai, kurie padeda dalykus matyti tokius, kokie jie iš tiesų yra. You can see that every living entity is actually an eternal spiritual being. Galite matyti, kad kiekviena gyva būtybė iš tikrųjų yra amžina dvasinė būtybė. You'll see that this vast universe is only a little tiny speck in a huge conglomeration of universes. Jūs pamatysit, kad šita visata yra tik mažas gabalėlis lyginant su visa egzistencija. And that beyond this vast conglomeration of material universes, there's a wondrous spiritual sky.
Ir anapus šitos materialios egzistencijos egzistuoja nuostabus dvasinis dangus, where everything is permanently illuminated. There's no darkness. kuriame neegzistuoja tamsa, viskas yra apšviesta. So the more you chant, the more you can see all these things. Ir kuo daugiau kartosit mantrą, tuo aiškiau visą tai matysit. And you become completely full of bliss. Ir jūs tapsite visiškai laimingi. What's the greatest anxiety we all have? Kokį didžiausią problemą mes turime? We're scared of dying. Mes bijom mirti. Actually, that's our biggest fear. We're Iš scared of tikrųjų, dying. to mes labiausiai bijom. But when you chant this mantra, Bet tai kartojat šitą mantrą, you connect with your eternal, deathless self. jūs pažadinate save amžiną save. In this way, you become completely fearless. Ir tokiu būdu tampate visiškai bebaimis. And when you don't have any fear, what do you have instead? Ir kai nėra jokios baimės, kas lieka? Ecstasy. Tik tai ekstazė. You're bliss in every day. Jūs kiekvieną dieną esate palaimingas. So we encourage you to chant this mantra. Taigi skatinam jūs kartoti šitą mantrą. I was asked today to speak about family relationships. Šiandieną manęs prašė pašnekėti apie šeimos santykius. But you have to know what is the real family before you know what are the relationships. Bet prieš kalbant apie santykius reikia iš tikrųjų suprasti, kas ta šeima yra. There is actually a supreme being Iš tikrųjų yra aukščiausioji gyva būtybė. who is the father of all living beings. Visų gyvų būtybių tėtis. Whether you're a Christian, a Muslim, a Buddhist, whatever you may be, there's still a supreme being. Ar jūs būtumėt krikščionis ar musulmonas, vis viena yra viena gyva būtybė, kuri yra aukščiausia visiems. That supreme being may be called by different names, Ja gali vadinti skirtingais vardais, but he is the father of us all. bet kuriuo atveju jis yra visų tėvas. And if we all have a common father, what does that make us? Ir jeigu jau mes turim visi vieną tėvą, tai kas mes esame? We're all brothers and sisters. We're all family members. Reiškia, mes visi esam broliai ir seserys, šeimos nariai. So when we speak about family relationships, Taigi, jeigu norim kalbėti apie šeimos santykius, we have to start off by knowing what is the family with whom we are relating. reikia prieš tai suprasti, kas ta mūsų šeima. Otherwise, how can we begin to have family relationships if we don't even know who the family is? Nes jeigu nežinom, kas yra mūsų šeiminykščiai, kaip mes turėsim su jais santykius. So the first thing to understand is that we are all family members. Taigi visų pirma reikia suprasti, kad mes visi Not esame only human šeimos beings, nariai. but also the animals. Ir ne tik tai žmonės, bet ir gyvūnai. Therefore, we don't eat them. Todėl nereikėtų jų valgyti. Would you eat your little brother? Ar jūs valgytumėt savo mažai brolį? Of course not. Jokių būdų. So we don't eat our brothers and sisters. Taigi, savo brolių ir seserų mes nevalgom. Therefore, we're allowed by the injunctions of Lord Krishna that we can take vegetarian food. Todėl pagal šventraščių nurodymus mes valgome vegetarišką maistą. But only if we offer it to Krishna first. Bet tik tai, prieš tai jį paaukoja Krišnai. Because actually the plants are also our brothers and sisters. Nes iš tikrųjų augalai irgi yra mūsų broliai ir But seserys. if they are offered to Krishna, they become greatly benefited. Bet jeigu prieš juos valgant mes juos paaukojam Krišnai, jie gauna didelę naudą. In their process of evolution to the human form of life. Ir jie priartėja evoliucijoje arčiau žmogaus kūno. Because every time you die, you take another body. Nes kiekvieną kartą numirus jūs gaunate kitą kūną. And the animals and the plants, they are gradually, through many births and deaths, gradually coming to the human form. O augalai ir gyvūnai, jie palaipsniui gimdami ir mirdami, palaipsniui pasiekia žmogaus kūną. So the amazing thing, you may be shocked to hear, but you were a plant in the past. Gal jums ir neįtikėtina, bet kažkada jūs buvote You were a augalas. bird, a fish, a beast, Buvote ir paukštis, ir a žuvis, reptile. ir reptilija. We've been through all the species of fish. We've been through all the species. Mes buvom visomis įmanomomis rūšims. And now we have this human body. Ir dabar turime šitą žmogaus kūną. Some people think, well, it's better not to be a human. Kiti žmonės galvoja geriau nebūti žmogumi. One poet, he said, dogs run free, why not me? Vienas toks poetas poetiškai pasakė, šunys laksto laisvi, o kodėl aš So, ne? if you want to be like a dog, you can be a dog in your next birth. Jokių problemų, jeigu norite būti šuo, kitą gyvenimą jums bus teiktos visos galimybės. So what is the difference between the sabaka and the human being? Ir koks yra skirtumas tarp šuns ir žmogaus? Sabaka cannot ask, what is the purpose of my existence? Šuo, jisai neklausia, koks yra egzistencijos tikslas.
Sabaka cannot ask, what is the purpose of my existence? Šuo neklausia. All they can ask is, roof, 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 where's the bone? Vienintelis dalykas, ko jisai klausia, tai kur kaulas? Roof, 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 where's the female dog? Kur yra mano patelė? That's all he knows, the bone and the female dog. Viską, ką šuo žino, tai yra patelė ir kaula. He can't ask, why do I exist? Jisai negali paklausti, kodėl aš Where have I egzistuoju. come from? Iš kur aš atėjau? What has brought me into the body of a dog? Kas mane įstumėjo į He šuns cannot kūną? ask these questions. Jis negali to paklausti. But the human being has advanced intelligence Bet žmogus turi pažengusį intelektą, that allows him to ask, who am I? kuris leidžia jam užduoti tokius Where have I come klausimus. from? Iš kur aš? Kas aš? What is the purpose of my existence? Koks ir mano egzistencijos tikslas? But what is he using his advanced intelligence for? Bet kam žmogus paprastai naudoja savo pažangų intelektą? Skyscraper buildings, Tam, kad pastatyti dangoraižį, automobiles. sukurti automobilį. These things are okay. Tai nieko blogo. But if that's the only thing you use your intelligence for, then you're wasting your human form of life. Bet jeigu tik tai tam praleidžiame savo gyvenimą, tai jį prašvaistome. Because the animals, they also have very nice transportation system. Nes gyvūnai taip pat turi transportavimo sistemą. See? So there's one, and they also have very nice houses also. You've seen the beehives Ir taip pat labai gerus namus jie statosi. and the anthills. They have very nice civilization under the ground. The ants, Pavyzdžiui, called anthill. skrusdelynai arba koriai. So Bičių. we be proud of our Klaipėda, Taigi, ko mums didžiuoti savo Klaipėdą? but actually it's no better than an anthill Iš tikrųjų, tai negeriau už or a beehive. skrusdelyną. So instead of simply engaging ourselves in the enjoyment of this material body, like the animals, Jeigu vietoj to, taigi, jeigu vietoj mes we should instead try to understand, who am I? vietoj to, kad mes tik tai pasitenkintume materialiais Where dalykais, have I come from? turėtume mėginti suprasti, kas What tokie is the esame, purpose of my existence? iš kur atėjom ir kur keliaujam. How can I perfect my consciousness? Kaip galiu ištobulinti savo How sąmonę, can I get out of the cycle of birth and death kaip galiu ištrūkti iš gimimo ir mirčių rato and enter into a state of pure deathlessness, ir patekti į tyro nemirtingumo eternal būvį, youth? į amžiną jaunystę. And one becomes serious to have these questions answered. Kada žmogus rimtai trokšta atsakyti šitus klausimus, Then the Lord who is sitting in your heart, known as Paramatma, tuomet viešpas, kuris sėdi mūsų širdyje, žinomas Paramatmos vardu, Chaitya Guru, the Guru within your heart, Chaitya Guru, guru mūsų viduje, he will bring you in contact with the spiritual master, jisai atves jūs į kontaktą su dvasiniu mokytoju, who will then enlighten you in the science of who you are and how you can perfect your existence. kuris paaiškins jums, kas jūs esate ir kaip ištobulinti savo egzistenciją. I was most fortunate to come in contact with this greatest spiritual master in the history of the universe. Man be galo pasisekė sutikti tokį dvasinį mokytoją, nuostabiausią dvasinį mokytoją visoje visatoje. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta T. Dandi Goswami Maharaj Prabhupada. Tokiu vardu. He blessed me with transcendental knowledge. Jisai palaimino mane su And transcendentiniam he told me žiniom to distribute it all over the world. ir nurodė tas žinias dalinti visame pasaulyje. So on the order of Prabhupada, I have now come to Klaipėda Ir nurodytas Prabhupados aš atvykau į Klaipėdą, to share this knowledge with you, kad pasidalinti šitomis žiniomis su jumis, so that you can all become liberated from anxieties kad visi neturėtumėt jokių and achieve sunkumų eternal identities in the spiritual world. ir pasiektume amžiną savo tapatybę dvasiniam pasaulyje. So I can ask now if you have any questions. Todėl noriu paklausti, kokių dabar turit klausimų. Vienoje dienos mintyje mokytojas minėjo, kad visos sielos yra žmogaus formos. Kad dvasiniam pasaulyje yra ir papūgos ir visa kita, tai kas ta tikroji forma? Mokytojas savo dienos mintyje minėjo, kad visos sielos turi žmogaus formą, bet dvasiniam pasaulyje taip pat egzistuoja ir gyvūnai. Tai kaip suprasti, kas tie gyvūnai?
In one of your topic of the day, you was writing that all souls has human form, but in spiritual world also we see animals. So who are they? Every living entity in the spiritual world has a human consciousness. Kiekviena gyva būtybė dvasiniam pasaulyje turi žmogaus sąmonę. But they take different forms to serve the Lord according to their desire to please Him in different ways. Bet jie priima skirtingą formą pagal savo troškimą. So they're all actually human beings Iš tikrųjų, jie visi yra with žmonės human consciousness. su žmogaus sąmonė. But some like to serve in one way, some in another way. Bet vieni nori tarnauti vienu būdu, kiti kitu. Some serve as a boyfriend Kiti tarnauja kaip or a girlfriend mergina, kiti kaip or vaikinas, or a parent kiti kaip tėvai, or a cow or a calf. kiti kaip karvė arba veršelis. Even the flute is a fully conscious being. Netgi fleita yra pilnai sąmoninga gyva būtybė. He likes to serve as the flute. Tiesiog jam patinka būti fleita ir taip patenkinti So viešpatį. everything in the spiritual world is animate. Even a rock is animate. Taigi viskas yra gyva, net akmenys dvasiniam pasaulyje. He likes Krishna to sit on him to take his lunch. Jam patinka būti akmeniu, kad Krišna pietaudamas atsisėstų ant jo. Everything, even the dirt is animate. Viskas tenais yra sąmoningos būtybės. Next question. Kitas klausimas. Kaip mokytojas paremtų teiginį, kad Prabhupada geriausias mokytojas visoje visatoje? Kaip mokytojas galėtų patvirtinti tokį teiginį, kad Šrila Prabhupada yra pats geriausias dvasinis mokytojas visatoje? How really know that Šrila Prabhupada is the best spiritual master in the whole universe? Why do we glorify Prabhupada as the greatest spiritual master in the history of the universe? Kodėlgi mes Šrila Prabhupadą šlovinam kaip didžiausią dvasinį Of course, there are mokytoją? many great spiritual masters. Be abejo, yra daug didžių dvasinių mokytojų. They're all the greatest spiritual masters. Actually. Jie visi yra patys didžiausi dvasiniai mokytojai. But Prabhupada is especially great Bet Šrila Prabhupada ypatingai, because he is the master who has taken Vedic culture outside of India. No guru in the history ever did that. nes jis yra tas mokytojas, kuris vedinio kultūrą atnešė į vakarų They're pasaulį. all equally great, realized so. Jie visi yra dideli But he save did pažinusios sielos. something that no one else ever did. He took Vedic culture outside of India and spread it all over the whole world. Bet jisai padarė tai, ko niekas kitas iki to nepadarė. Jisai vedinio kultūrą paskleidė vakarų pasaulyje. Therefore, I glorify him as the greatest spiritual master in the history of the universe. Todėl aš jį ir šlovinu kaip didžiausią dvasinio mokytoją Because istorijoje. no guru ever did that before. Nes joks guru iki to šito nepadarė. Actually, the more you glorify your guru, Iš tikrųjų, kuo daugiau šlovini savo guru, the more you please Krishna. tuo daugiau patenkini Krišną. So the disciple, he wants to glorify his guru as much as possible. Todėl mokinys nori šlovinti savo mokytoją kiek įmanoma daugiau. Because Krishna says, unless you're the devotee of my devotee, you're not my devotee. Nes Krišna sako, kol nesi mano atsidavęs, tol netampi mano atsidavusio. Some people told me a strange philosophy that you're supposed to keep your guru a secret. Kai kurie žmonės man pasakoja tokią filosofiją, kad savo dvasinį mokytoją reikia laikyti paslapty. But if you're going to glorify him, how can you keep him a secret? Bet jeigu tu jį šlovinsi, kaip tu išlaikysi paslapty? Any other questions? Dar klausimų? Ar gerai žiūrėti tokius filmus kaip Ramayana, Mahabharata ir Višnu Purana? Whose questions are this? Kas čia klausimų uždavė? Atsistokit. Oh, okay. Hare Krishna. Thank you. All right. It is good to see such movies as Ramayana, Mahabharata and Vishnu Purana. What about him? It is good to see such movies. Such movies? Unfortunately, these movies are not that authoritative. Gaila, kad šitie filmai nėra labai autoritetingi. They change it a lot to make it just for the screen, you know. They Yeah. change it. Labai daug pakeitė tam, kad So dėl you kažkokių can't trust the priežasčių. movies to be strictly according to the scripture. Negalite jais pilnai pasitikėti, jie nėra grinai pagal šventraščius. Therefore, it's better to read the scriptures directly so you know you're getting the proper information. Todėl dar geriau yra tiesiog iš šventraščių skaityti, tuomet gausite tikslę informaciją. Next question. Kitas klausimas.
Kokie yra pagrindiniai vedų tikslai? What is the main purpose in Vedas? What is the main goals in Vedas? In what? What is In the Vedas. purpose of the goal? What is the purpose and goal of the Vedas? The Vedas, okay. The goal of the Vedic wisdom, just like when you buy an automobile. Panašiai kaip jūs perkate automobilį, Along with the automobile comes the owner's manual that tells you how to properly utilize the automobile. su automobiliu taip pat yra instrukcija. So the Vedas are the owner's manual given by God that goes with the human form. Taigi Vedos yra instrukcija skirtas žmogaus kūnui. The Vedic wisdom tells you how to properly utilize your human form to achieve the ultimate goal of life. Vedinės žinios paaiškina, kaip tinkamai panaudoti žmogaus kūną, kad pasiekti galtinį tikslą. Vedaishachara Vaham, let's see, the Vedaishachara Eda, what is it? What is that guy? Let's see, Sarvashachaham, Shriti Sanda Vishto, Mataks Matir Gyanam Apohanam Cha, Vedaishachara Vaharam Eva Vejo, Vedanta Krid Veda Ved Eva Chaham. Krishna says, by all the Vedas, I am to be known. Krishna sako, visų vedų pažinimo tikslas esu aš. I am the compiler of Vedanta and the knower of the Vedas. Ir aš esu vedų sudarytojas ir jų žinovas. So Krishna is saying the Vedas are meant for realizing Krishna. Taigi Krishna sako, kad vedos skirtos tam, kad pažinti Krishną. All the Vedic wisdom is to culminate in Krishna at the final conclusion. Visos vedos sukurtos tam, kad galų gale pažinti Krishną. So if you know Krishna, Taigi, jeigu jūs žinot Krishną, then you are perfect in Vedic knowledge. tuomet jūs ekspertas vedinių žinių. So if you want to know Krishna, Jeigu norite pažinti Krishną, it is not difficult. visai nesunku. If you will chant his names with love, Jeigu kartosite jo vardu su you will meile, realize Krishna. jūs suprasit Krishną. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. One who purely chants the name of Krishna, he is the topmost Vedantist. Tas, kuris tyrai kartoja Krishnos vardą, yra aukščiausias vedantistas. He has perfect Veda knowledge. Jisai puikiai supranta It vedų is žinias. stated in the Shvetashvatara Upanishad, Švetašvataro Upanišadoje teigiama, Yasya deve para bhaktir tata deve tata goro tasyaite kitata hirata prakashante mahatmana. Only unto those souls who have unflinching faith both in the words of Guru and Krishna are all the Vedic imports revealed. tik toms sieloms, kurios turi neįdomą tikėjimą į dvasinį mokytoją ir Krishną, visos vedų žinios automatiškai atsiskleidžia. So you put full faith in the words of Krishna as given in Bhagavad Gita. Taigi, jeigu jūs padėsite pilną tikėjimą į Krishnos žodžius pasakytus And you Bhagavad will Gitoje, put full faith in the words of the spiritual ir master. taip pat turėsite pilną tikėjimą į dvasinį mokytojo žodžius, Then you become perfectly realized in Vedic wisdom. tuomet puikiai suvoksite vedite išmintį. Next question. Kitas klausimas. How to achieve Krishna? How to achieve Krishna? By loving Krishna, you will achieve Krishna. Mylėdami Krishną, jūs jį pasieksite. You have to love him. Jūs turite jį That's mylėti. all. Krishna is willing to give himself to you, Krishna nori save atiduoti jums, but you have to give yourself to him in love, and then you'll achieve him. bet jūs turite save iš meilės atiduoti jam ir tada jį You pasieksit. can't achieve him by theoretical knowledge. Teorinėmis žiniomis jo nepasieksit. You can't achieve him by mystic yoga exercises. Mistinės jogos pratimais taip pat nepasieksit. Only by unallied devotion of the soul can you achieve him. Tik tai visiškai nemotyvuotų atsidavimu galite jį Simply by pasiekti. Vedic study you cannot achieve him. Paprasčiausiai studijuodami Vedas nepasieksite jo, But by pure devotion you can achieve Krishna. bet su tyru atsidavimu jį pasieksit. There's no other means. Only by pure devotion can you achieve him. Nėra kito kelio, tik su tyru atsidavimu. Next question. Kitas klausimas. Mikrofoną.
susirinkę, bet anksčiau ar vėliau visi paliks kūnus. Tai aš mano klausimas toks, kaip palikti kūną, kad būtum laimingas? Aš matau, kad čia visi susirinkę, bet anksčiau ir vėliau jie turės palikti šitus kūnus. Ir klausimas, kaip jas tinkamai palikti. Taip? I see that everyone here sooner or later will leave their bodies. How to do it properly that you would be happy? How properly leave body? Use the bodies? Leave the body. Oh, leave the body. Oh, okay. Yes, everyone here will leave their body sooner or later. Taip, teisybė. Anksčiau ir vėliau visi paliks savo kūną. Of course, we don't think we're going to die, do we? Be abejo, mes negalvojam, kad numirsim, ar ne? There's a famous conversation between Yamaraj and Maharaj Yudhishthira. Yra įžymus pokalbis tarp Yamaradžos ir Yamaraj asked Yudhishtiros. Maharaj Yudhishthira, what is the most amazing thing in this world? Yudhishthira paklausė Yamaradžos, kas yra pats nuostabiausias dalykas šitame pasaulyje. And Maharaj Yudhishthira very wisely answered. Ir Yudhishthira labai išmintingai atsakė. Ahani ahani bhutani ganchantir yamalayam sheshastavaram ichchami kimmaschayamatahaparam. At every moment, countless numbers of living beings are being dragged to the court of Yamaraj, the god of death. Kiekvieną akimirką nesuskaičiuojamas kiekis gyvų būtybių numiršta ir keliauja į mirties dievo buveinę. My brother has died. Mano brolis mirė. My prime minister has died. Premjeras ministras numirė. My favorite soccer player has Ir died. žymiausias futbolo žaidėjas numirė. My dog died. Ir šuo mirė. Around me, everyone is dying. Aplink mane visi miršta. But I'm thinking, not me, I will live forever. Bet aš galvoju, kad gyvensim, žinai. There's nothing more wonderful than this. Ir nieko nėra daugiau stebinančio. So the first thing we have to recognize, I'm going to leave my body today or tomorrow or next week. You never know. At any time I can leave my body. Pirmas dalykas, ką turim suprasti, kad aš tikrai paliksiu savo kūną ir negali žinot, kada, šiandien, rytoj, kitą savaitę. So what is the proper training to leave your body in such a way that you get the best possible body, next body after this body? Irgi kaip tinkamai save apmokyti, kad gauti geriausiai manomą kūną. This is described by Lord Krishna. Viešpas Krishna tai apibūdina. He says, yam yam vapi smaram bhavam chijante kalevaram tam tam evaiti konteya sadata bhavata. He says, O son of Kunti, whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. Krishna sako, kad ir kokiame sąmonės būvyje siela bus mirties akimirka, į tokį būvį jinai ir pateks. So, if you think of Krishna, taigi, jeigu mirties akimirka prisiminsit Krishna, jūs pas jį ir keliausit. If you think of your beloved dog, jeigu galvosite apie savo mylimą šunį, you will become a dog in your next life. Jūs kitą gyvenimą tapsite šuo. Or your cat, arba galvosite apie savo katiną. Meow. You become a cat in your next life. Tada galėsit miauksėt kitą gyvenimą. Whatever you think of, that's what you become. Apie ką ir galvosit, tuom you think ir of your tapsit. beautiful girlfriend, and you become a woman in your next life. Jeigu galvosite apie savo merginą, kitą gyvenimą tapsite mergina. So whatever you're thinking of, that's what you'll attain. Taigi, ką galvosit, tą ir pasieksit. The intelligent person thinks of God. Išmintingas žmogus mąsto apie Dievą. Because by thinking of God, you will attain an eternal form which is not subject to the laws of death. Nes prisimindami Dievą, jūs keliausite į tokią buveinę, kur nėra gimimo ir If you think of mirties. anything else, you're just going to take another body that's subject to death. Bet jeigu galvosite apie kažką kitą, turėsite gauti dar vieną kūną. Therefore, the smart person will every day chant the names of God, just to practice keeping his mind fixed on the Lord. Todėl išmintingas žmogus kiekvieną dieną kartos Dievo vardus tam, kad praktikuotis. Because the time of death is a very disturbing time. Nes mirties akimirka yra labai neramus One will metas. automatically think of whatever you held to be most near and dear throughout your life. Ir mirties akimirka automatiškai prisiminsite tai, kas jums yra brangiausia. If someone is always thinking, money, money, sweeter than honey, Jeigu žmogus pastovi mąsto, kad pinigėliai kokie jūs saldus, they will think of money at the time of death. tai mirties akimirka apie juos ir galvos. And who knows what they'll become. Ir kas žino, kuo jisai taps. Maybe they'll become a rat down at the place where they print the dollar bills, you know. Galbūt gims pelytė fabriko, kuris spausdina dolerius. So whatever you think of, Taigi, ką galvojat? that determines your next birth.
Tai kūrė jūsų sekantį gimimą. Therefore, we highly recommend to everyone, Todėl visiems labai rekomenduojam chant the holy names of God every day according to your religion. pagal savo religiją kiekvieną dieną kartokit Dievo vardus. If you're a Christian, you can chant the name of Christ. Jeigu esat krikščionis, galit kartuoti Kristaus If you're a vardus. Buddhist, you can chant the name of Buddha. Jeigu esat budistas, galit kartuoti If you're a Budos Muslim, you vardus. can chant the name of Allah. Jeigu esat musulmonai, galit kartuoti Allaho vardus. And if you don't have anything you like to chant, we recommend this one. It's really good. O jeigu neturit, Hare Krishna, ką Hare kartuoti? Krishna, Kartokit Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Why do we recommend it? Kodėl mes taip rekomenduojam? Because the Vedic wisdom says this is the best of all the mantras. Todėl, kad vedinė išmintis sako, kad čia pati geriausia mantra. The Vedic wisdom acknowledges all the names of God. Vedas turi Whether užrašyti. it's Christian, Jewish, Muslim, it's all accepted. Vedos kalba, kad visi Dievo vardai yra primtini. But the Vedic wisdom says the very best names you can chant that have the greatest power to deliver you is this Hare Krishna mantra. Bet didžiausia galia turi Hare Krishna mantra. So it's your choice. Taigi jūs renkatės. If you think this is some Hindu thing, Jeigu galvojate, kad čia paprasčiausiai you kažkokie can chant hindų, according to your own religion. That's all right. tai kartokit Dievo vardą pagal But savo I was religiją. not born as a Hindu. Bet aš negimiau kaip hindu, I'm a Christian. aš krikščionis. But I chant Hare Krishna and I love it. Bet kartoju Hare Krishna ir man tai patinka. And if when Jesus comes again, the second coming of Jesus, Ir jeigu Jėzus Kristus vėl gimtų žemėje, he will also chant Hare Krishna. jis taip pat kartotų Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So next question. Kitas klausimas. Yes. Norėjau paklausti, o kaip jų tikėjimas žiūri į ligas? Kaip perdodama? Kad, pavyzdžiui, žmonės serga, vieni ten sunkiau, kiti lengviau. Kaip į tai, kodėl? Sutrumpinai. Why some people have illness, some people bigger illness. So what? Some people have what? Internet? Sickness. Why people are sick? So what is the Vedic knowledge about sickness? Why Oh, some okay. sick- Why some people are sick and some people are healthy? Taigi, kodėl vieni sveikia, kiti serga? It's karma. Tai karma. According to their, if one would, sickness is a reaction for previous sinful activities. Liga tai yra praeities nuodėmingos veiklos reakcija. Let's say somebody has a chronic disease. Pavyzdžiui, kažkas turi chronišką susirgymą. That means they're suffering a karmic reaction for past sinful activities. Reiškia, serga už tai, kad praeityje atliko nuodėmingą veiklą. So you may say, oh, that's horrible news. Ir galit pasakyti, bet tai liūdnas But no, naujienas. I'm saying it's good news. Bet aš jums sakau, tai geras naujienas. Because by undergoing that chronic disease, Nes sirgdami tą ligą, they are burning off and getting rid of their past bad karma. jie sudegina savo blogą karmą. They're purifying, they're paying off their karmic debts by suffering that disease. Todėl jie apsivalo. So then in the future, things will be much better for them. Todėl ateityje jiems bus daug lengviau. That suffering is not going in vain. Taigi tas kentėjimas nebus They're burning off pastovus. their past karma. Jisai sudegins praeities karmą. But if they will chant Hare Krishna, Bet jeigu jie kartos Hare it'll Krishna, speed up the process tai procesas of pagreitės. getting rid of the past karma. Ir daug greičiau mes apsivalysim nuo praeities blogos karmos. Question more? Dar klausimų? Jeigu apsivaloma, sako, va taip va, tai kodėl tiek daug sergančių vis tiek yra pasaulio žmonių? Per kartas, per karmą. Kad jis sakė, kad paskui įsigydo ir kad per tą savo tikėjimą palengvėja ir kito gyvenime neturės ligų. Bet iš esmės pasaulyje labai daug sergančių, tai visi nuodėmingi. But everyone in material world has sickness, so it means Everyone has sickness and it's all karma. Visi žmonės serga ir tai yra jų karma. Your material body is karma. Jūsų materialus kūnas yra To have a karma. material body is karma. Gauti kūną jau yra karma. I mentioned chronic disease especially. Ypatingai aš minėjau chroniškas Because ligas, everybody suffers disease. nes visi serga. So we're all getting karmic reaction. But Yes, when who has yes, yeah. chronic disease, that means he was especially sinful in the past.
Bet ypatingai, jeigu yra chroniška liga, tai Okay, next dar question. didesnė You got a nuodėmė buvo question? padaryta. Mums reikia. Prieš 5 metus, kada aš buvau vasaros festivalį, aš mačiau daug Lietuvos, reiškės, vaišnavų. Klaipėdoje dabar yra jau susikūręs vedų centras 2 metai, bet kažkaip ne vienas vaišnavas nenori čia atvažiuoti ir pastoviai pamokslauti žmonėms. Vienas garbus vaišnavas pasakė, sako, kaip ir sąlygų nėra. Gal mokytojas primintų, kaip jo jaunystės metais kūrėsi šventyklos ir kokiom sąlygom Bachtai gyveno, kad busimiems bent vaišnavams, kad primintų, kad, neieškotų lengvatų, nes aš nesuprantu, ko reikia, kad čia atvažiuotų ir pastoviai kažkas pamokslautų, reiškia. Can you tell a little bit about the beginning of Krishna consciousness in the Western, what facilities devotees had? Because now we have What the devotees have? facilities. Because now we have quite nice facilities, but people say maybe preachers not coming because not good facilities, we have to improve something, but can you explain about the beginning, what facilities you In the beginning, we had nothing. Pradžiai nieko nebuvo. When, for example, when Vishnu Janaswami came to Austin Pavyzdžiui, kai Višnudžianas Svamis atvyko į Ostiną, to preach there was no facility at all. nebuvo jokios sąlygos. He had no money, Neturėjo nei pinigų, he had no vehicle, nei automobilio, he had no place to stay, nei kur gyventi, he had nothing. nieko neturėjo. But he had one thing. Bet vieną dalyką turėjo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare. And he chanted it with feeling, with love. Jisai kartojo šventą vardą su meile, su jausmu. And it was amazing. Within a few weeks, he had a house. Ir labai buvo nuostabu, kad po kelių savaičių jau namas atsirado. Can you imagine walking into a town with no money? Įsivaizduokite, įžengėte In a į few weeks, miestą having a house. ir per 2 savaitės jūs turit namą. But he did it. Jisai I tai saw him padarė, do aš pas mačiau. So the one thing devotees had in the early days was great faith in the name of Krishna. Taigi, ką atsidausi turėjo, tai turėjo didžiulį And they had tikėjimą į great Krišnos faith in vardą. Prabhupada. Ir turėjo didelį tikėjimą į Prabhupadą. That they just followed Prabhupada, everything would become perfect. Jie žinojo, kad sekdami Prabhupadą viskas bus tobula. Whatever Prabhupada said, they would do it without question. Ką Prabhupada prašė, tą jie darė, nieko When neklausinėdami. devotees went to the UK, they had no money, hardly any money at all. Atsidavusiai nuvyko į Angliją, jie nieko neturėjo. They got enough money to fly, get some cheap tickets. There was 6 adults and 1 baby girl. They flew from Montreal to London. Actually, to Amsterdam they flew. 6 žmonėms užteko pinigų tik tai nuskristi į Angliją. Now there was a certain amount of money you had to have on you to be able to allow to enter the UK. They didn't have that much money for all 6 of them. Ir kad į Angliją patekti reikia turėti tam tikrą kiekį pinigų, kurių jie net neturėjo. The 6 of them only had enough money amongst themselves for one person to be able to enter the UK. Jie turėjo pinigų kartu sudėjus tik tai, kad vienam žmogui pakaktų patekti į vidų. So one of them would go in and he'd wire all the money back to the other devotees. Taigi vienas nuėjo į Angliją ir perdavė likusius pinigus atgal per sieną And kitiems then one more atsidavusiems. devotee would take that money into the UK, wire it back to the other Ir devotees. tada kitas įėjo ir vėl tos pinigus persiuntė atgal. And this way all 6 of them got in, but they only had enough money for one devotee to get in. Taigi tokiu būdu visi 6 palaipsniui įėjo, pateko į Angliją. They had no place to stay. Ir neturėjo kur apsistoti. Somebody had an old warehouse near that was sitting empty. Ir kažkas turėjo tokį sandėlį, There was no heat. kuriame nebuvo šildymo. And London is cold and nasty like Lithuania. O Londone šalta kaip Lietuvoje. No heat, Ir jokio no hot šildymo. water. Nieko karšto vandens. But they moved into that warehouse and made it into a temple. Ir jie apsistojo tam sandėlį ir padarė iš jo šventyklą. And they struggled like anything. Ir jie turėjo daug sunkumų. But then one day some people came from San Francisco. Bet vieną dieną žmonės iš San Francisco atvyko. They had an invitation to meet the Beatles. Ir jie turėjo pakvietimą susitikti su Beatlais. So one of the devotees, Shama Sundar, he said, "Can I come with you?" Ir vienas iš atsidavusių pasisiūlė, galiu ir aš su jums They said, keliauti. "Sure." O, taip. So he went in. There was a big meeting in Apple Records. There was a big, huge thing happening. So many Beatles were having a meeting in the other room. Everybody
this huge crowd of people that all wanted get a chance to meet the Beatles. you see. Taigi jie ten nuvyko ir ten buvo visa krūva žmonių, kurie norėjo susitikti su Beatlais. It was supposed to be a chance when everybody could meet the Beatles that day. you see. Ten buvo toks šansas, kad visi norintys gali susitikti su Beatlais. So the Beatles finally finished their meeting and they came out the door Ir Beatlai po susirinkimo išėjo pro and they duris looked at the crowd of people there and ir pasižiūrėjo į minę žmonių. John and Paul and Ringo, they all just left immediately. Ir Džonas ir Polas iš karto But išėjo. then George looked out at the crowd Bet Džordžas apsižvalgė and he saw way in the back there was somebody with a shaved head and tilak. ir gale pamatė kažką su nuskusta galva ir su tilaka. He saw Shama Sundar Das sitting there in the Jis back. of pamatė the Šemą room. Sundarą. He completely ignored everybody. He walked up to Shama Sundar. He said, "Where you been, man? I've been looking for you Ir guys." visus ignoravo, nuėjo prie to bakto ir sako, ei vyruti, kur jūs buvote, seniai jūsų ieškojau. So, because they made that relationship with George Harrison, and then things took off like anything in Britain. They got a building, they got a recording contract with Apple Records. They had a #1 hit that went all over Europe. It became a huge success. Ir jie susipažino su Džordžu Harrisonu ir to dėka gavo pastatą, jie gavo galimybę padaryti įrašą, They kuris were tapo living like hitu. paupers with no money. Nors prieš tai gyveno visiškai pinigų And now neturėjo. all of a sudden they became celebrities. Ir staiga tapo žymybėmis. And the movement took off like a rocket. Ir tenais judėjimas labai stipriai išplito. So sometimes in the beginning we have to undergo great austerities. Taigi kartais pradžioje gali būti daug askezių. But the key is you have to keep your faith in Krishna and in Srila Prabhupada. Bet raktas, kad turit savo tikėjimą palaikyti į And Krišną do your ir duty. Prabhupadą. Ir atlikti savo Chant pareigą. your rounds every day, follow the principles, Siekit principais, kartokit šventus and vardus. keep preaching and trying to make a successful movement. Pamokslaukit ir stenkitės pasiekti sėkmę. Sometimes Krishna puts us through ordeals. Kartais Krišna mus nustumia į sunkumus. But if one remains determined through thick and thin, Bet jeigu žmogus būna pasiryžęs net sunkiomis in akimirkomis, due course of time he will become a great success. laikui bėgant jį aplanko didi sėkmė. So I understand you're going through some ordeals here in Klaipėda. Is that true? Taigi, aš suprantu, kad kartais būna sunkumų Klaipėdoje. Is that true? Ar teisingai? You're going through a hard time in Klaipėda? Ar būna sunkumų? Or things are booming here now? His concern is that not many preachers coming here. I see. Oh, I see. I come here twice a year, don't I? Na, bet aš čia 2 kart per metus atvykstu. Well, you know what? I'll give you a secret. Duosiu jums paslaptį. I'm just telling you personally. Wherever my disciples are, I go. Iš tikrųjų yra taip, kur yra mano mokinių, ten I aš have 2 keliauju. disciples now here in Klaipėda. They actually, one and one more coming. Yeah. Iš tikrųjų turiu beveik 2 Achintya mokinius. Leela Devi Dasi is now my initiated disciple. Achintya yra mano inicijuota mokinė. And how do you say his name? Arvidas. Arvidas is getting ready for initiation. Ir Arvidas ruošiasi iniciacijai. So wherever my disciples are, I go. That's a fact. Taigi yra faktas, kur yra mano mokinių, ten aš keliauju. So if my number of disciples grow here, I will definitely have to spend more time here. I just have to do it. It's my duty. Taigi mano pareiga, jeigu čia turėsiu daugiau mokinių, turėsiu dažniau atvažiuoti. So any other questions? Kokių dar turit klausimų? Okay, that lady there. Mikrofoniuką nusiųstum. Klausimas būtų toks, kaip moteriai šeimoje laikytis 4 reguliatyviojo principo, jeigu vyras yra ne Vaišnavas? If Mataji is living with husband who is not Vaishnava, so how she can follow regulative principles? By being very strong. Reikia būti labai stipriai. You have to be very strong. Labai stipriai. You have to become more determined than your husband. Turi būti daugiau You have to pasiryžęs be negu the vyras. strong person. Turi būti stipri Stronger than he asmenybė. is. That's what you have to do. Ta turi padaryti. You have to be a strong woman. Turi būti stipri moteris. Krishna will help. Krišna tau padės.
He's stronger than your husband. Jisai yra stipresnis už tavo vyrą. So you take shelter of Krishna and you become stronger than your husband. Taigi priimk Krišnos prieglobstį ir tapk stipresnį už savo vyrą. I wish you all luck. Ir linkiu All tau blessings. You visos may be sėkmės. successful Visi mano palaiminimai tau pasiekti to follow sėkmę. our principles. May Krishna bless you in your endeavor. Tegul Krišna palaimina tavo I'm very pleased pastangose. with you that you have this determination. Aš esu labai patenkintas, kad tu turi tokį And I pray pasiryžimą. that Krishna will give you all help in this. Ir meldžiu Krišnos, kad tau duotų visą pagalbą. Next question. Kitas klausimas. Kaip tapti kantresniai ir nuolankesniai savo vyrui. How to become more humble and more tolerant to my husband. How to become more tolerant and more humble with in relationship with my husband. Here's one secret. Yra tokia paslaptis. Actually, any hard time that people give us, Iš tikrųjų, bet kokie sunkumai, kuriuos mums kiti they're žmonės sukelia, simply delivering to us the results of our own karma. iš tikrųjų, tai yra tiesiog mūsų pačių karma. So you have to see, actually, he's not, if he's giving me any trouble, actually I'm getting the trouble back that I gave to somebody in the past. He's simply delivering, he's the delivery person for my karma, that's all he is. Taigi matote, jeigu kad kažkas jums sukelia sunkumus, turit suprasti, kad paprasčiausiai kažkada jūs kažkam sukėlėt sunkumų ir tas žmogus dabar pats nieko nėra kaltas, jums tik tai gražina tai, ką jūs kažkada kažkam davėt. So in this way, don't blame him. Tokiu būdu jo Blame yourself. nekaltinkit, It's kaltinkit like save. Christ, he said, when they were crucifying him, he said, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. Kaip pavyzdžiui, Jėzus Kristus, kurį kalė prie kryžiaus, jisai jų nekaltino, jis prašė jiem So atleisti. you should see, well, he's ignorant of the philosophy of Krishna consciousness. Taigi turite suprasti Krišnos sąmonės filosofiją. So he doesn't really know what he's doing, so I can forgive him. Reikia suprasti, kad jis nežino, ką daro ir turiu jam atleisti. In this way, you have to be tolerant. Tokiu būdu turite būti tolerantiška. But you be strong, like I advise the Smataji here, you very strong to follow our principles. Bet jūs tapkite stipri, sekdama principais. I have disciples who, their husbands are not in the Krishna consciousness, but they are very strictly following our process. Aš turiu daug mokinių, kurių partneris nėra Krišnos sąmonė, bet jie labai griežtai seka If one takes principais. complete shelter of Guru and Krishna, you'll be well protected and in good shape. Jeigu primsite pilną prieglobstį Guru ir Krišnos, tuomet būsite visiškai apsaugoti. Next question. Kitas klausimas. Yeah. Kaip atleisti? Should we also forgive to demonic people? Huh? Should we also give forgiveness to demonic people? Should we forgive demoniac people? Well, Christ did that. Na, Jėzus Kristus taip darė. He asked God to forgive the demoniac people. Jisai prašė Dievo atleisti šitiem demoniškiem žmonėms. Prabhupada said we have to, of course, if someone, it doesn't mean you allow them to continue doing their demoniac. You have to protect yourself if they're harassing you, obviously. Be abejo, turite apsaugoti save, jeigu jūs kažkas terrorizuoja. A devotee is not a fool also. Atsidavęs taip pat nėra ir kvailys. Just like there was one, you may be surprised to hear there was a cobra who became a devotee of Krishna. Kartą buvo tokia kobra, kuri tapo Krišnos atsidavusioje. He became a disciple of Narada Muni. Nes jinai tapo Nardos Munio mokinė. Now previously this cobra was frightening the villagers like anything. They were scared to death of him. Prieš tai šita kobra gąsdino kaimiečius kaip niekas kitas. But he became a Vaishnava. Bet tapo jinai Vaišnavė. So now everyone knows that he's not going to hurt them anymore. Ir dabar visi žinojo, kad jinai yra nieko nenori sužeisti. But the children were taking advantage of his humility. Ir vaikai pasinaudojo tuo. And they're throwing rocks at him. Ir pradėjo mėtyti plytas į ją. So he asked his Guru Maharaj what to do. Taigi kobra paklausė, Guru Maharaj, ką man daryti? Guru Maharaj said, well, you show your hood, but don't bite. Ir Guru Maharaj davė patarimą, tu parodyk savo
kapišoną, bet ne kaską. A devotee can show strength. Taigi, atsidavęs gali parodyti jėgą. Sometimes if someone is harassing, you can show strength. Kartais, jeigu jūs kažkas puola, jūs galite parodyti jėgą. That happened to me one time. Kartą man taip nutiko. I was distributing prasadam. Aš platinau prasadą. I was going down the street handing simply wonderfuls to the people. Ir gatvėje dalinau žmonėms saldainius. By the university campus. Prie universiteto miestelio. But one very puffed up hippie, he thought he would have fun. Ir vienas labai pasipūtęs hipijus nusprendė turėti šiek tiek džiaugsmo. He hit it and knocked all the sweets out on the street. Ir trenkė per krepšį ir visi saldainiai pabiro ant žemės. Pretty demoniac. He had to throw all the prasadam in the street. It was very demoniac. Taigi pakankamai demoniška prasadą mesti ant gatvės. So did I tolerate it? Taigi ir aš toleravau tai. Not really. Nelabai. Here's what I did. Štai ką aš padariau. And it worked quite well. Ir tai suveikė. I'm not going to completely imitate it. It probably hurt my ears. But aš negaliu visiškai atvaizduoti, nes tai mano ausim pakenks. Bet ką aš padariau? Is this like if he's the model here. He was the hippie, the rascal hippie that did it. I went like this to him. I said, ir aš dariau taip. You better get out and pick up all those sweets right now. I like that. Aš jam taip pasakiau, tučtojau surinktos saldainius. He was this close, you know. Ir jis buvo per tokį atstumą. You better get out. Like that, you know. And he just... And he ran out and picked up all the sweets. Ir jis tiesiog bėgte nubėgo tų saldainių rinkt. So sometimes we have to be strong with these demoniac people. Taigi kartais reikia parodyti jėgą. And actually I saved him. It was a very demoniac thing to hit the prasadam into the street like that. Iš tikrųjų aš jį išgelbėjau, nes tai buvo labai demoniška veikla. By showing strength, he actually popped out of his demoniac mood and became a good person again. Taigi, parodžius jėgą, jisai iššoko iš tos demoniško mentaliteto ir tapo geru žmogu. Because actually every demon is a good person inside. Nes iš tikrųjų kiekvienas demonas viduje yra geras. So sometimes a strong chastisement will actually break through that demoniac mentality and bring the goodness out of the person. Ir kartais griežtas pabarimas į tą gerą žmogų pažadina. You ladies can also think about this with your husbands. Jūs, ponios, tą patį galite pagalvoti apie savo vyrus. Okay, next question. Kitas klausimas. Yeah. Tiesiog norėčiau jūsų paklausti. Tiesiog visi čia yra, dauguma bent jau yra vaišnavai, bet garbinate Krišną. Bet prieš Krišną buvo 6 avatarai, po Krišnos taip pat buvo. Jeigu mes garbintume Višnų, reiškia mes garbintume visus avatarus. Jeigu vieno negali išsirinkti iš jų, visi vienodai svarbus ir visi vienodai priimtini yra. Ačiū labai. You worshiping Krishna, but before Krishna there was 6 avatars, and after Krishna there was 6 avatars. So, 6 avatars. So if you worship Vishnu, then we will worship all avatars. Why choosing Krishna? Well, do you know something? Ar žinot kai ką? Vishnu means the Supreme Lord. Vishnu reiškia aukščiausias Dievas. And there's millions of Vishnu forms. Ir yra milijonai Vishnu. Which Vishnu do you want to worship? Kurį Vishnu norit garbinti? There's millions of Vishnu. Yra milijonai Vishnu. Which one do you want to worship? Kurį jūs norėtumėt garbinti? There's Karanadakasha Vishnu, Garbhadakasha Vishnu, Chirazakasha Vishnu, this Vishnu, that Vishnu. There's so many. Which one do you want to worship? Tiek daug Vishnu egzistuoja. Kurį iš jų jūs norit garbinti? But there's one Vishnu who's the origin of all the Vishnus. Bet yra vienas Vishnu, kuris yra visų kitų Vishnu šaltinis. If you worship him, then automatically you worship all the millions of Vishnus. You want to know who that Vishnu is? Ir jeigu garbinsite tą Vishnu, automatiškai garbinsite visus Vishnu. Ar norit žinoti, kuris jisai yra? Would you like to know the Vishnu who is the source of millions and billions of Vishnus? Norėtumėte sužinoti, kuris Vishnu yra šaltinis visų kitų Vishnu? Whom by worshipping all the Vishnus are automatically worshipped. Would you like to know which Vishnu he is? I'll tell you if you want to know. Kurį garbinant automatiškai visi kiti Vishnu bus garbinami. Ar norite žinot? Do you want me to tell you who that Vishnu is? Ar norite žinot, kuris tas Vishnu yra? Yes. His name is Jo vardas yra Krishna.
Krishna is the original Vishnu. Krishna yra pirminis Višnu. We Hare Krishna people are known as Vaishnavas. Do you know what Vaishnava means? Mes Hare Krishna žmonės žinomi kaip Vaišnava. Ir žinot, ką reiškia Vaišnavas? Devotees of Vishnu. We are devotees of Vishnu. Tai yra Višnu atsidavusiai. Ir žinot, kad mes esame Višnu Krishna is the atsidavusiai. original Vishnu. Nes Krishna yra pirminis Višnu. And all the other Vishnus emanate from his body. Ir visi Višnu ateina iš jo kūno. So our time is running short here. We have to get. Actually, I'm flying out to the U.S. tomorrow, and I have to get Iš back. tikrųjų, rytoj ryte pack my įskrendu į bags. Ameriką ir turiu susikrauti lagaminus. And so I think we'll stop here. Maybe one more question. Tell you one. Does anybody have a burning question? This is the last question. now. Paskutinis You can klausimas. tell about Kalki last avatar. It's very important. Can you tell about Kalki Avatar? Kalki Avatar is the next incarnation who will manifest on this planet. Sekantis avataras, kuris apsirengs šitoje žemėje, tai bus Kalki avataras. He is coming in 427,000 years from now. Jisai ateis po 470 tūkstančių metų. His program will be to annihilate the demons. Ir jo tikslas bus nužudyti demonus. He'll be riding on a big white horse. He'll have a big sword, and he'll be killing demons. Ir jisai jos ant didelio arklio ir mojuos dideliu kardu. The place where he will be born is already predicted. Ir ta vieta, kurioje jisai gims, yra The išpranašauta. name of his parents is also predicted. Ir netgi jo tėvų vardai išpranašauti. So, if you chant Hare Krishna, you won't have to see him in his pastime. Taigi, jeigu kartosite Hare Krishna, jūs jo nesulauksit. At the time Kalki comes, it will be a very horrible condition on this planet. Nes kai jisai ateis, čia jau bus labai The nekokios whole human sąlygos. society will be reduced to cannibalism. Visi žmonės bus kanibalai. When your neighbor invites you over for dinner, you are the dinner. Kai jūsų kaimynai norės valgyti vakarienę, jūs ir būsite ta vakarienė. There'll be no fruits, Ir nebus vaisių, no flowers, ir gėlyčių nebus, no milk, ir pienuko, no vegetables, no nice fruits. jokių daržovių, nieko valgoma. Simply, it'll be like a desert and cannibalistic situation. It'll be a horrible situation. Tai bus kaip dykuma, baisi The dykuma, kur human visi society will be valgys vienas reduced to kitą. little pygmy men. Ir žmonės bus tokie susitraukę. And if you make it to the age 20, you'll be considered a grand old man or a Ir- grand old woman. Jeigu jums bus jau 20 metų, tai jūs jau busit senolė. It will be very horrible time in the earth. Nekokie laikai bus. So chant Hare Krishna and go be back in the spiritual world. That's the key. Taigi geriau kartokite Hare Krishna ir grįžkite į You dvasinį don't want to pasaulį. be here when Kalki comes. Jūs nenorit būti tada, kai ateis čia Kalkė. But he will usher in a beautiful, wonderful age. A Satya Yuga will come after Kalki's appearance. Bet po jo iš karto ateis labai nuostabus amžius. And the earth will become like a paradise again. Ir žemė vėl taps kaip rojus. So, I wish we could stay longer, but we have the 2-hour drive and we have to pack and get ready to catch our flight tomorrow morning to the U.S. So Taigi norėčiau čia likti ilgiau, bet turime 2 valandas keliauti į Kauną. I'm very much appreciative of all of you. If you're in Klaipėda, I really am. Aš iš tikrųjų labai vertinu jūs visus čia Klaipėdoj. I always become very happy when I hear that I'm coming back to Klaipėda. Ir visą laiką labai džiaugiuosi, kada atvykstu čia į Klaipėdą. And I will be coming again in the spring. Ir vėl čia atvyksiu pavasarį. And we will spend the night also, so we can have a morning class as well. Ir There'll be 2 lectures next čia time. Klaipėdoj nakvosiu, todėl ryte bus dar viena paskaita. Bus 2 paskaitos iš viso. I'll be coming here on my way to Kaliningrad, actually. Nes aš pavasarį In the keliausiu į spring. Kaliningradą ir čia apsistosiu Along with Klaipėdoj. Vishnupriya Devi Dasi, my beloved wife. Kartu su savo mylima žmona. So we very much look forward to you. Taigi labai laukiam, kada vėl galėsime susitikti su jumis. So my request to all of you is this. Mano prašymas jums visiems yra toks. That if you will follow these instructions of Srila Prabhupada, Jeigu jūs seksite šitais Šilas Prabhupados if you will read pamokymais, Prabhupada's books, jūs skaitysite Prabhupados and knygas you follow Prabhupada's books, ir seksite jomis, then we will all be together. We will not be separated. tuomet mes niekada neįsiskirsim visą laiką, būsim Because drauge. I am chanting Hare Krishna where I am located. Nes aš kartosiu Hare Krishna, kad ir kur aš bebūčiau. If you are chanting where you are located, O jūs kartotumėte Hare Krishna, kur then by jūs the power of the bebūtumėte. mantra, we are all packed up tightly together. Ir mantros dėka mes visi drauge turim ryšį. So,
If anyone has any questions, you're free to write me. I'm fully available on the internet. Jeigu dar liko jums klausimų, drąsiai man rašykite, nes aš esu visiems pasiekiamas internetu. Ar žinot mano elektroninį paštą? I'll leave a few cards here on the table. Anybody? Čia ant stalo paliksiu kelias korteles. It's anybody want a card? Raise your hand. Jeigu kas nors nori kortelės, pakelkit ranką. Okay, here. You're gonna pass them a few that direction. See, pass some back that direction too. If it doesn't get, if they run short before it reaches you, let me know. I'll pass some more. Okay, here's another hand. Here, pass them that direction back there. Huh? Mokytojas internetu veda elektroninį kursą ir kiekvieną dieną galite gauti iš jo žinutę. Jeigu angliškai skaitot, užsiregistruokite www.backtohome.com. O jeigu norit skaityti lietuviškai tą žinutės, nueikite į šito centro internetinį puslapį kvkc.lt ir tenais dienos mintis taip pat yra verčiama į lietuvių kalbą. So how often do you come here? Now very rare. Huh? Now very rare. Very rarely. Why only rarely? Busy. Who's in charge of the program here? Kas atsakingas Who's our local leader? Šitą programą? Kas šios organizavo? Kas šia vietinis lyderis Who's the yra? local leader? No, I don't want to do that. I don't want to take this. So, who's the local? Is there even a local leader here? Okay. All right. So how often do you have programs here? Taigi, kaip dažnai čia programos vyksta? That's good. So how many of you come every week? Kiek iš jūsų čia ateina kiekvieną savaitę? Okay. Well, I thank you all very much for your regular participation. Labai ačiū, kad čia visi dalyvavot. Please take up the standard activities of chanting on the mala, offering your food, following the regulated principles. Prašau, sekite principais, kartokite ant džepos karolių šventus vardus, We want sekite to guide you principais. all how to become initiated disciples of our movement. Aš noriu, kad jūs visi taptumėte inicijuoti mokiniai. We have many gurus in our movement and you can be a disciple of any of them. Mūsų judėjime yra daug dvasinių mokytojų ir jūs galite tapti jų mokiniais. We want you to become fixed up, initiated devotees. That's our Mes desire. norim, kad jūs taptumėte įsitvirtinę atsidavusiai. So you can become qualified to go back to Godhead. Kad įgytumėte kvalifikaciją, grįžti atgal į dvasinį pasaulį. Qualified to guide the other people here in Klaipėda how to become Krishna conscious. Ir būtumėt kvalifikuoti, kad padėti kitiems žmonėms čia Klaipėdoje tapti Krishna So I sąmoningais. want to thank you all very much for so kindly, what is it? Oh, all right. So now we distribute some prasadam. Dabar mokytojas padalins visiems prasadą. And Achilabai. Čia prie įmo yra aukų dėžutė ir kas norit prisidėti prie mokytojo kelionę, galėsite paaukoti.